Kur mes dabar esame ir kuo ši vieta jums yra tokia svarbi ir brangi? Esam vienam iš 4 Dubysos Aukštupio mokyklos skyrių. Šitas skyrius dabar išsiskiria tuo, kad čia yra koncentruotas 5-8 klasių mokymas, o istoriškai žiūrint, tai šita vieta viena iš pirmųjų Lietuvoje geriausiai tvarkomų ūkių buvo XIX amžiuje. O kokią vertybę puoselėt savo kasdieniniam darbe? Man asmeniškai labai svarbu tas toks skandinaviškas demokratiškumas švietime, pripažinimas kiekvieno galių, tai yra toks, koks jis yra, ir galimybė kiekvienam mokiniui ir vaikui jausti savimi. O kokius pokyčius jūs išskirtumėt labiausiai tokius matomus visuomeniai jūsų mokykloje? Mes iš tikrųjų tikrai galim atvirai pasakyti, pagerinom labai infrastruktūrą, mokymo priemonių įsigijimas ir visa kita, bet mes didžiulį dėmesį skiriam visų pirma, kad ta infrastruktūra tarnautų tam tikriem tikslam. Tai jeigu mes pasižiūrėtume, mes paskatinam tą tokią adaptyvią lyderystę, kai kiekvienas mokytojas gali kažką tai veikti ir prisidėti. Tai, pavyzdžiui, mokymosi bendradarbiaujant strategija pas mus buvo ne tik, kad mokytojai mokėsi, bet mes jiem pritaikėm visus kabinetus, kad jie galėtų taip ir dirbti iš tikrųjų mažose grupėse. Bet tūkstantmečio mokyklų rėmose mokyklai buvo pagrindinis toks iššūkis atsirinkti tai, kas mums yra aktualu, tai, kas mums svarbu ir nesistengti visur dalyvauti. Tai vat, būtent rengiant planą mes labai daug diskutuodavom, reikia mums to ar nereikia. Kokios priemonės būtų veiksmingiausios. Na, taip pasakius suomiškai, tai kuo mažiau yra daugiau. Tai mes labai džiaugiamės, kad mums pavyko susijęti tarpusavį infrastruktūros dalykus, mokymasi pačių mokytojų ir vaikų ir tėvų įtraukimą į tam tikras veiklas. Ir tai susiliejo į tam tikrą visumą. O ką asmeniškai jums reiškia šie pokyčiai mokykloje? Man asmeniškai, jeigu kalbant apie tūkstantmetį, tai man labai svarbu kultūriniai kryptį. Tai stiprinti identitetą, kad Lietuvos mokinukas jaustų tapatumą tai vietai, kuris gyvena. Jeigu kalbėtumėm apie įtraukti, tai man labai svarbu, kad kiekvienas vaikas būtų vertinamas, nežiūrint į jo sugebėjimus, nes kiekvienas vaikas turi tam tikrų gebėjimų ir sugebėjimų, tik juos reikia atskleisti. Tai įtrauktis man yra, kad mes sugebam padėti vienas kitam visų pirma. Jeigu kalbėtumėm apie lyderystę, tai aš sakyčiau, kad man asmeniškai labai svarbu, kad mokytojai imtųsi iniciatyvos ir būtų kūrėjais, o ne vykdytojais tam tikrų instrukcijų. Jeigu mes kalbėtumėm apie STEAM, tai man asmeniškai labai svarbu, kad būtų patyriminis ugdymas, kad vaikai ne tik teoriškai mokytųsi, bet kad ir patirtų tam tikrus dalykus per praktinę veiklą, nes čia yra galimybė visų pirma vaikams matyti savo gebėjimus, nes vienas mes jaučiam pasaulį klausydamas, kitas girdėdamas, trečias skaitydamas. Yra daug vaikų, kurie praktiškai lytėdami jaučia pasaulį. Tai tokie 4 esminiai dalykai, kas man svarbu. O kokie galbūt artimiausi jūsų planai? Mes dabar daug turim planų, mes ir plėtrą darom iki mokykliniam ugdyme, nes 4 skyriai mes turim 200 iki mokyklinukų, labai norim įveiklinti lauko erdves, įveiklinti dirbtinį intelektą, rengiant pamokų planus ir pritaikant. Susikūrėm tam tikrą analitinę sistemą, pamokų planavimo įrankį, remtis duomenimis, kalbant apie mūsų perspektyvą, kad mūsų sprendimai būtų grįsti ne emocijomis, o duomenimis. Tai man atrodo, tie dalykai esminiai, kas visam pasaulyje, tas ir tos tendencijos yra ir pas mus. O ką jūs pasakytumėte mokytojui, kuris abejoja savimi? Aš manau, kad jeigu jis neabejoja visiškai savimi, tai aš sakyčiau, kad laikas į pensiją. Jeigu žmogus abejoja savimi, tai tu gali kalbėti, kaip sustiprinti tave, kaip tau padėti. Galbūt kažkokie kursai, gal stebėti kolegos pamokas, gal kalbėtis, gal kažkokių priemonių naujų įsigyti. Tai aš labai abejoju neabejojančiais mokytojais savimi. O galbūt turit savo mylimą posakį? Įkvėpti aš gal, sakykime, aš tai labai mėgstu tą pasakymą, mąstyk globaliai, veik lokaliai. Tai yra labai mes dažnai esam linkę šnekėti abstrakčiai, mes turim labai daug tokių visokių pastebėjimų, ekspertinių nuomonių, bet aš visuomet sakau, tu pradėk nuo paprasto žingsnio savo klasiai, savo pamokoj, išmėgink mažus dalykus ir nepulkim keisti viso pasaulio iš esmės, keiskim mažom dalelytėm. Aš labai mėgstu palyginti kiekvieno mokytojo darbą su
Na, jeigu Lietuvos švietimas yra vitražas, tai kiekvienas mes atnešam tą savo stikliuką ir tik sudėjus tuos visus stikliukus mes gaunam tą meno kūrinį, ar ne šiuo atveju. Tai va tie maži darbeliai arba tas lokalus darbas, jis labai labai svarbus yra tas suvokimas, ką aš čia dabar ir čia darau klasėje šiuo atveju. Atvirų pamokų gali būti daug, gražių pamokų gali būti daug, bet mums reikia, kad būtų pamokos geros. Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Esame mokyklos foje, o ši vieta man yra labai svarbi dėl dviejų dalykų. Čia yra mūsų sėkmės formulė ir mūsų vertybės. Mūsų vertybės yra atsakomybė, mokymasis ir bendradarbiavimas. O sėkmės formulė, kuri skamba AIM plus BIG lygu KLIG, šifruojasi taip. KLIG tai Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija. Mes taip save ir vadiname, kligiečiais. Angliškai skambanti formulės pradžia AIM plus BIG iš tikrųjų šifruoja mūsų siekius, kokie mes norime būti patys ir ko siekiame kartu. Tai AIM aktyvūs, inovatyvūs mokytojai ir BIG besimokantis iniciatyvūs gimnazistai. Kaip atpažįstate lyderystę ir ką jums tai reiškia? Lyderystė man reiškia atsakomybės prisiėmimą ir veikimą. Ką jums iš esmės reiškia įtraukusis ugdymas? Įtraukusis ugdymas tai kiekvieno vaiko matymas, nuoširdus rūpinimasis juo, pagalba jam pačiam patikėti, kiek jis daug iš tikrųjų gali padaryti ir pagalba būti šalia ir sugebėjimas būti šalia, kada jam labiausiai reikia tos pagalbos. Aš neįsivaizdavau, kad mes iš tikrųjų priimsim iššūkį ir tapsime 10 konsultantų komanda, mokytojų, mūsų mokyklos mokytojų, kurie padės kitoms rajono mokykloms ieškoti, kaip padėti kiekvienam mokiniui pasiekti, ką jis gali daugiausia. Tai pirmas dalykas yra, kad mokinys tau iš tikrųjų rūpėtų, kad vyktų nuolatinis dialogas apie jo mokymasi, kad jis nebijotų klausti, nebijotų klysti. Ir mes, vykdydami pedagoginės veiklos tyrimą, mes kartu planuojame pamokas, mes stebime vieni kitų pamokas. Mūsų vaikai įpratę, kad mes ateiname vieni pas kitus dėl jų. Ir jie klausia, kodėl jūs ateinat, mes sakom, mes ieškome, kaip geriau jums padėti išmokti. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis, vykusiomis įgyvendinant 1000-mečio mokyklų programą. Tai ryškiausias pavyzdys turbūt būtų iš 1000-mečio mokyklų programos 2 C klasė, kuri dalyvavo kartu su mokytojais mokymuose. Ir visai neseniai, paskutinėme mokymų etape, jie turėjo pristatyti savo patirtį, savo rezultatus vykdomų projektų. Visus nustebino jų kokybė, gilumas ir tai labai aiškiai demonstruoja jų paaugusias kompetencijas, kūrybiškumo, kultūrinę kompetenciją, pažinimo kompetenciją. Koks pokytis įgyvendinant 1000-mečio mokyklų programą jau šiuo metu yra labiausiai pastebimas? Tai turbūt, kaip vaikščiojant po mokyklą, po mūsų gimnaziją, gal pastebėjot, kad labai pasikeitė fizinė aplinka, pasikeitė kabinetai, nes mūsų mokiniai vis tiek keliauja po pasaulį, mato labai daug gerų ir įvairių aplinkų ir norėjusi, kad jie pamatytų ir kažką panašaus ir mūsų tokiam miestelį Kuršėnuose, tai aš manau, kad pavyko sukurti tokią patrauklę aplinką mokymuisi, nes vis tiek tokia aplinka, ta fizinė aplinka, jeigu tau malonu ateiti ir būti ir dirbti čia, tai prisideda, aš galvoju, prie ir akademinių tų pasiekimų. Koks 1000-mečio mokyklų programos metu vykęs bendradarbiavimo pavyzdys su kitomis mokyklomis jums yra įsimintiniausias ar reikšmingiausias? Turėjom vieną projektą su kaimynais, žemė, oras, vanduo, integruota tokia pamoka kaip tinklaveika buvo, tai per įvairius dalykus, tai būtų chemija, biologija, fizika, geografija, net ir lietuvių kalba, anglų kalba buvo įjungta, tai
tyrinėjo mokiniai Kuršėnų orą, Kuršėnų Ventos vandenį. Ir eilė tų pamokų buvo, kiekvienas pagal sritį, lietuvių kalba ten aprašė, geografiją irgi tyrinėjo, atmosferą, fiziką savo ruožtu įvairius tyrimus darė. Ir šitas projektas buvo su mūsų kaimynais Stasio Anglickio progimnazija, yra išleistas ir leidinys, ir filmuota medžiaga, tokia paruošta. Kaip įsivaizduojate šią mokyklą po 5 metų? Norėčiau, aš manau, kad daugiau ateitų tokių naujų technologijų ir kad po 5 metų, aišku, sunkus iššūkis ir kad mokytojai būtų pasiruošę priimti tas naujas technologijas. Čia irgi labai didelis aspektas, ar mokytojai gebės eiti su tuo laikmečiu po 5 metų, nes keičiantis aplinkai ir atėjus naujom technologijom reikia jas įsisavinti, kad galėtum perteikti, nes šiuolaikinis jaunimas labai sparčiai eina į priekį ir su jais yra ką veikti, žengt koja į koją.